Labas, Tomai. Sveiks, Artūrai. Šiandien mes panarpliusim tavo gyvenimo istoriją, tavo verslo istoriją ir iš tiesų sužinosime praktinių patarimų, kaip išsirinkti terasas, kokias terasas išsirinkti ir iš viso kaip jas prižiūrėti ir ko jos skiriasi. Nes daugeliu, kurie yra naujokai šitoje srityje, tai jie tikrai neįsivaizduoja turbūt pasirinkimo, kuris yra ir neįsivaizduoja kainų spektro nuo pačios pigiausios iki pirangiausios. Todėl dažnai pasimeta, ką jiems daryti. Bet visų pirmiausia, Tomai, papasako, kaip tau kilo mintis pradėti verslą būtent terasų srityje, nuo ko viskas prasidėjo? Istorija tokia ir paprasta, ir tuo pačiu keli dalykai turi sutapti vienu metu. Tai pirma, aš tuo metu kaip tik ieškojau, ką naujo daryti gyvenime, toks posakis buvo, kitaip tariant, buvo available. Ir tada mes tvarkėme savo namus, įsirenginėjom. Ir kadangi aš buvau iš statybų srities, tai, kaip sakyt, atmerkęs akis, kiekvieną dalyką dariau, kiekviename kampe žiūrėjau, kaip kas vyksta. Ir aš turėjau parsivežęs iš Norvegijos įrankių, prieš tai dirbau Norvegijoje su statybos darbais. Ir vienu metu ten kokie 8 namai įsirenginėjo tas terasas, tai kadangi pas mane būtų įrankių, supratimo apie statybas, aš daugmaž prie kiekvienos iš jų vis tiek šiek tiek prisiliečiau, kai kur daugiau, kai kur mažiau. Aš iš karto supratau, kad toj vietoj namo yra daug gerų emocijų, apskritai daug gerų emocijų, va toj lauko, erdvėjai, žmonėm. Ir matęs, kad tai tokį neša, gerą aurą, vat faina būtų tai daryti. O kita ta dalis buvo, kad vienas iš tų kaimynų visgi samdė įmonę. Ir čia jau man buvo toks, Richardo Bransono momentas, kuris sako, jeigu matai kažkokią nišą, kur matydamas pavyzdžius gali daug geriau, aš tik pasakysiu dabar, man atrodo, kad tada man naiviai atrodė, kad aš galiu daug geriau. O ta įmonė, kuri darė, jiems tebėra ir jiems puikiai sekasi, viskas gerai, bet tada aš galvoju, ne, aš galiu daug geriau. Ir čia buvo tas antras elementas, kuris mane įkvėpė tam. O trečias visgi buvo itin paprastas. Maža rizika, nes tai nestogas. Įrengus terasą niekas neprakiurs, todėl aš šiandien tą patį kartuoju žmonėm, kurie ryštasi patys įsirengti arba yra ant to krašto ryštis nesiryšti. Čia nestogas, čia neprakiurs vanduo. Čia viską, kas galėtų atsitikti, jeigu netyčia kas nepavyktų, galima pataisyti. Tai aš taip ir pagalvojau, kad trys dalykai viename ir taip viskas prasidėjo. Gerai, tu sakai, kad tai yra geros emocijos. Jeigu taip pažiūrėjus skelbimus, kuomet žiūri nekilnojamą turtą, visą laiką terasa yra toks didelis privalumas. Visi ieško namo ar buto su terasa, kad būtų kur išeiti, praleisti laiką, pasėdėti. Aišku, galbūt pas mus Lietuvoje tas klimatas nėra visą laiką dėkingas, bet vis tiek tai priduoda didelio pliuso. Bet emocija pati kokia ir tas yra, mes neturim, kuo mes žiemą pasilstame, žiemą išėję matom tą cepelinų dangų, o kai mes įsivaizduojam tą laiką terasai, tai, ten tik geri dalykai, geros emocijos, saulė, laikas, laisvalaikis, tai va. Kai tu sakėjai, kad tuo metu buvo įmonė, kur tu galvoji, kad tu padarysi geriau už ją, dabar jūs veikiate abu sėkmingai. Bet su kokiais tu sunkumais susidūrei, kuomet tau šovė idėja, jog reikia daryti, jau buvo konkurentų, tu turėjai idėją X ir ką tu darėjai ir su kuo tu susidūrei, jog pamatai, kad gal ne viskas taip paprasta, kaip atrodė pradžioj tavo galvoje. Tai reiktų pasakyti, momentas buvo visgi dėkingas, nepaisant, kad buvo kitų, jų buvo nedaug, o terasos, vadinkim, anglicizmų trendino. Toks buvo trendas Lietuvoje, ten 10 metų atgal mes pradėjom, 12 jau dabar. Šiais metais norėjau dėti postą, žinai, kad 10 metų gyvuojam, pasižiūriu pagal laiką, kad jau 12, kaip laikas lėkia. Tai va, laikas buvo geras. Laikas buvo pats tas, žmonės grįžinėjo iš Skandinavijos, iš visur, kur mes pabuvę, po truputį sukosi tas ir atgal žmonės grįžinėjo, pamatė Anglijas, Skandinavijas ir visi matė ten terasas, pas mus jų buvo mažiau. Tai tas laikas toks atėjinėjimo buvo iš tikrųjų geras. Tai kuom aš susidūriau, visgi vėl toks standartinis dalykas, tai yra tranzicijos laikas, tas perėjimo iš amatininko į verslą. Ir čia jau tenai yra viena populiariausių verslo knygų, verslo mitas. Ten apie tai daug rašo. Tai aš manyčiau, kad tai sudėtinga. Tai nepaisant to, ar esi vienas žmogus, ar yra 20 ar 100, vis tiek yra buhalterija, yra IT web svetainė,
yra kažkam skelbimus reikia padaryti, kažkam reikia atsiliepti, kažkam reikia paskaičiuoti projektą, nuvažiuoti ir vis dar šipsuotis ir visą. Tai manau, tie dalykai pačioj pradžioj buvo patys tokie sunkiausi, tuo pačiu metu tada ir sūnus gimė, tai vat viskas tokio į tą vieną, kai sueina, kai daug dalykų viename, reikia visus tos dalykus išmokti. Aš pavadinčiau, kad tas dalykas visgi buvo sudėtingiausias, kaip tą suderinti. Ar nebuvo įmoniai tokio laiko, jog patyrėt kažkokių finansinių sunkumų dėl to, kad pačioj pradžioj ir sugriuvo visi šitie vadovavimo darbai, o lyg pats esi amatininkas ir matei tą viziją, kad čia tiesiog darai ir viskas, bet dar papildomų tiek darbų, kuriuos reikia kontroliuoti, valdyti. Ir nebuvo tokio momento, kad norėjosi tiesiog pasiduoti, mesti ir tiesiog galbūt grįžti prie to amatininko darbo. Ir ko ne, yra užduotis, padariau, gavau atlygį ir viskas. O čia tiek daug problemų. Geras aspektas, iš tikrųjų, Artūrai, geras. Aš galvoju, kad tokio, kad aš pasiduot norėjau, man atrodo, kad nebuvo. Ar save atsisėdęs ant kušėtės karts paguosdavau, kad, nu kaip faina vis dėlto pjauti. Pjauti su pjūklu, medžio kvapas, viską. Bet vis tiek vidinė kažkokia dalis, aš ir dabar su sūnų kalbu, sūnui sakau, kas ir svarbiausia, niekada nepasiduot. Nepasiduok niekada, sakau. Ir žmona man yra sakęs, Toma, gal tu būtų ramiau tiesiog eiti ir renginėti. Sakau, nu ne, aš galiu. Aš turiu tai padaryti. Tai va tokio, kad aš pasiduočiau viduje niekada nebuvo. Visada tikėjau, kad aš padarysiu, kad mums pavyks. Tai ten vienokio kitokio dydžio tas verslas, bet aš tikėjau, kad tiek savim, tiek to, ką darau, tiek atsidavimu, kad tai pavyks. O lyginant su konkurentais, jau kai verslas įsisuko ir dabar jau 13 metai, kaip dirbate, koks jūsų yra konkurencinis išskirtinumas? Kuo jūs esate ypatingi ir kodėl būtent jums pavyko, jeigu jau buvo didelių įmonių, kurios darė? Nuo pat pradžių, man atrodo, man rūpėjo klientas, gal čia irgi iš vidinių savybių, kad rūpėjo žmonės, tai perdavė klientą. Ir dar tokia istorija iš pačios pradžios, aš kada trūkau informacijos techninės apie medį ir jo montavimą, užsakiau tokią Jim Gordon knygą iš Amazono The Carpenter ir aš galvojau, kad tai bus, kažkokias formulės, ten kaip medį geriau, technologija, kaip su medžiu dirbti, o ten buvo tokia motyvacinė knygutė. Ir idėja ten, 3 lydinti žodžiai tos knygos yra Love, Serve, Care. Ir man tam tikrą mantrą buvo tapus tie 3 žodžiai. Tai pagrindinė idėja nešanti yra tos knygos, kad tos visus dalykus, meilę, rūpestį, tarnystę turi perkelti kasdienybę. Tai nepaisant, kur tu sieki sėkmės, ar verslė, asmeniniai, kažkur asmeniniai plotmėjai, šeimoje, bet tuos 3 dalykus perkelti tau negali nesisekti. Nes tu myli, ką darai, tarnauji tam, kam darai, tą gerąją prasme, ne vergystė, bet, tarnauji, tu nori geriau. Ir kiek tu tiesiog rūpinies. Tai negali gerai pasirūpinti, jeigu neišmanai. Tai čia sekantis dalykas, ką visada dariau, tai buvo tas žingeidumas. Man buvo įdomu, kaip padaryti geriau, ką naujo čia atneš, kokį naują daiktą, kaip kažkokį mazgą, pagerinti. Tai tie dalykai vėlgi suformavo tam tikrą portfolio produktų, dėl kurių mes esam reikalingi. Tai čia tokia antra dalis, o paskui jau, aišku, didėjant verslui, tai komanda žinoma, žiauriai svarbu ir vis dėlto savo verslo, kaip sakyt, palaikymas ir nuolatinis investavimas į jį visom prasmėm ir piniginiam, kad kaip sakyt, vis plėsti, ieškoti, ko naujo dadėti, nes turiu tokią nuomonę, kad nulio nėra. Yra į viršų arba į apačią. O kalbant apie komandą, mes žinom tokių istorijų, kur, tarkim, įžymus restoranai turi komandas, kur niekada niekas nepasikeitė. Dirba daug metų ta pati komanda. Kaip pas jūs? Šitoj srity kaita yra didelė, ar kai tu kalbėk apie komandą, tai reiškia, kad ant tiek esat jau susijungę ir dirba pastovus tas kumštis, kad gali atsakyti už savo darbuotojus 100%, nes juos žinai kaip nuluptus? Man atrodo, kad galiu atsakyti už savo darbuotojus, ar yra kaita minimali visada yra, bet aš sakyčiau, kad pas mus labiau vis prisideda. Tai tarkim, jeigu mes pradėjom kaip meistrystį, tai ta pati terasinių medžiagų prekyba aktyviai vyksta gal tik 5 metai.
Tai tada jau tada čia viskas su COVID, galima sakyti, viskas su COVID prasidėjo. Tai lyg COVID pradžia būtų ta mūsų didesnis startas į medžiagų prekybą, nes kažkada tada supratau, atsisėdęs ant kioskelio, kaip tada sakau, kaip žvirblėlis ant lieptelio, kad įrenginėdamas terasas, aš galiu padėti vienai šeimai per savaitę. Ir tai ir 4 šeimas per mėnesį ir galvoju, čia viskas, čia ribos. Arba galima ten dar organizuoti per projektų vadovą ir kažkiek daugiau, kaip pasiekti visą pasaulį ir galvoju, reikalingi produktai. Ir per produktą gerą, kokybišką, nuo atstovavimo jo Lietuvoje arba sukūrimo savojo, galima pasiekti globalią rinką ir padėti žmonėm visam pasauliu. Tai ten tada buvo toksai persisukimas ir ten panašiai nuo COVID prasidėjo ta prekyba didesnė apimtim. Ir kad, sakyčiau, mes kas metai, priaugom ir nepasakyčiau, kad iš tų žmonių, kurie prisidėjo, tai, pavyzdžiui, atidarėm Kauno skyrių, ten atsirado Kauno skyriaus vadovas, jis su mumis. Atsirado Klaipėdos skyriaus, ten yra Klaipėdos skyriaus vadovui, jis su mumis. Atsirado poreikis pardavimų grupės vadovui, yra tam tokia Jovita moteris, jis su mumis. Tai man atrodo, kad ta komanda tokia stabili, per tą prizmę, kai mes augom, tie žmonės yra stabiliai su mumis ir tai labai svarbu. Tas supratimas, kad gali ir pasitikėti, ir kad kaip jie supranta mane ir kaip aš juos jaučiu, žiauriai svarbu. Kai tu paminėjai savo tikslus apie tarnystę, meilę, rūpestį, kaip ir žmonės dažnai, psichologai sako, kad mes turėtume turėti ne tik tai tikslus apie save, bet ir globalesnius tikslus, kažkokias misijas. Kaip su įmonės vizijom ir tikslais? Ar turit kažkokią tai išskirtinę įmonės misiją, kurią siekiate padaryti? Yra ta misija, irgi įdomi istorija apie tai, kad tą misiją buvau sugalvojęs senai, gal tekstą šiek tiek grindinau ilgiau, bet toks momentas atėjo ir aš ją padėjau stalčių, nežinau, kodėl ar aš jos drovėjaus, ar man atėjo toks momentas, kad pasirodė, kad verslė tiesiog reikia daryti dalykus, ten nuo pardavimo iki ten sandėlio dar kažko, ten visa kita yra beletristika. Bet būtent šiemet vėl grįžau prie to, kad ir mūsų misija yra padėti įsirengti terasą neįtikėtinai lengvai. Tai kaip tik galvoju, kad nuo tos misijos visą mes veiklą turėtumėm projektuoti ir pergalvoti, kas mes esam, ką darom ir kur koncentruojamės. Tai yra labai svarbu. Nuo ten turi pradėti viskas eiti į apačią, nuo tos viršūnės icebergo, jeigu tai yra padėti įsirengti terasą neįtikėtinai lengvai, tai ką mes turėtumėm daryti, kad tai įgyventinum, kokie tie produktai turėtų būti, kaip tie produktai turėtų būti aprišti ten instrukcijom, rekomendacijom ir viso kito, ką mes turėtumėm kaip lydinčius dalykus duoti klientams, kurie eina kartu su manim, su mumis, kurie ryžtasi įsirengti terasas. Tai ta misija svarbi, dar svarbiau yra ją perteikti komandai. Tai vienas iš tokių tikslų dabar yra, žinai, kadangi aš ją ištraukiau iš stalčiaus ir nupučiau dulkes, dabar jau stengiamės ją perteikti žmonėms, komandai, kurie kartu, kad jie lygiai taip pat, sakykime, savo darbus kasdienius vis tiek vertintų per tą prizmę. Ar aš padedu įsirengti terasą. Tai gal čia labai gražiai ir pereikim prie terasų įsigijimo momento, nes tu ir paminėjai tą savo įmonės misiją, jog norite supaprastinti įrengimą ir jūs kalbate apie tai, kad sukurti paketą terasų įrengimo be meistrų pagalbos. Ar gali papasakot, kas tai per produktas, kaip jis atrodys ir kaip tai žmonės galės įgyvendinti? Tai gerai, vadinkim tai terasos komplektų, bet produktas vis tiek yra visas procesas. Tai reiškia, žmogus vis tiek pirmą mums paskambina, su mumis susisiekia kažkaip, tai vieniems reikia pagalbos, dažniausiai jiems reikės pagalbos kokią lentą pasirinkti, nes čia toks dažniausias klausimas, retam kuriam nereikės, bet tai mes pagal tam tikrus diametrus, pavyzdžiui, terasa 4x6, tokia standartinė lietuviška, tai mes parenkam likusią medžiagų komplektaciją, sukomplektuojam tą terasą, kiek medžiagų kokių turėtų būti ir kartu, jeigu žmogus įsirengs, gaus instrukcijas, kaip tai padaryti. Tai dar kažkokie patarimai, jeigu reikalingi, tai aišku pristatymas. Tai čia beveik girdžiu tas pats, kaip užsisakyti kaladėlių rinkinį, kaip Lego ar Duplo, gauni su instrukcija ir tiesiog susidėlioja. Jo, idealiu atveju, fainai čia pasakėjai, iš tokį turi svajonę, kad idealiu atveju ta terasa turėtų tilpti į paletę. Ir kad susirinkus praktiškai nesimatytų sujungimo.
Tai kažkada technologija tai leis padaryti, bet taip turėtų būti. Bet visgi labai dar geresnis pavyzdys būtų tai IKEA. Aš suprantu, kad mūsų produktas yra sudėtingesnis, bet iš principo vis tiek tas pats. Principas tas pats. Kas yra IKEA's jėga? Tai yra geras metų patikrintas dizainas, tai vadinkim platus portfolio namam reikalingas su tokiu užtikrintu dizainu ir availability, gali gauti rytoj. Tai va mes taip pat matom. Nu ir žinoma, instrukcijos, ne, kaip gali surinkti, tada, jeigu pats nenori rinkti, vis tiek kažkoks yra tinklas, skelbia LT, paieškosi pilna, kas renku IKEA's baldus, ne. Tai mes panašiai matom, sudėtingesnis gal biškai produktas, bet tokia būtų vizija. Tai tu labai gerai pasakai prieš mūsų pokalbį, jog Fordas procese sakė atsiras technologija. Tai lygiai taip pat ir čia. Svarbu, kad turi misiją, viziją, o ta technologija atsiras procese. Bet vėlgi, grįžtant prie jūsų terasų įrengimo, aš skaičiau, kad turite galimybę, ar norite padaryti galimybę, jog žmogus galėtų įsigyti terasą tiesiai iš svetainės, įsivedęs visus reikiamus duomenis. Skamba labai novatoriškai, nes būtų tikrai labai patogu. Sufotografuoju terasą, pamatuoju, viską suvedu ir man automatiškai svetainiai viską paskaičiuoja, pamatau kainą, nusiperku, atvažiuoja paletę, bam. Kaip tai įgyvendinsi? Muzika. Skamba kaip muzika, ką papasakoji. Tai iš tikrųjų, tai taip, tokia vizija yra, mes ten einam po žingsnelį. Tai reiškia, iki šiol mes turėjom svetainiai patys susiprogramavę tokią skaičiuoklę, kur buvo tam tikras medžiagiškumas įtrauktas. Tai reiškia, jeigu žmogus suvedė tam tikrus parametrus, tai lentų kryptį, terasos aukštį, plotį, tada dar kai kurios dalykus pažymėjo, kas jam reikalinga, kas ne. Tai tokia preliminarią samatą padarydavom svetainiai, kas jau vis tiek leisdavo klientui nusipiešti vaizdą. Bet dabar su artėjančiom, ar neartėjančiom, norėjau sakyti ateinančiom, realiai jos čia jau su tom naujom technologijom, tai yra AI arba dirbtiniu intelektu, mes matom visai kitas galimybės ir kaip mes įsivaizduojam tą netolimo procesą, tai yra, kad žmogus suves kuo mažiau duomenų, kad jam reikėtų kuo mažiau detalės, tai tik tais ilgi ploti ir galbūt pasirinkti dangos, vat kaip ir sakėm, kas jam svarbu danga. Tai bus plytelė ar kažkokia terasinė lenta ir reiškia visas tas medžiagas ir komplektuojančias dalis, jis nusiūs į krepšelį. Tai reiškia, po to paskaičiavimo, kai suves tos duomenys, paspaus skaičiuoti, nematysim, kas ten darosi po užuolaidą, apie tos visokius dirbtinius intelektus, ta žmogui nesvarbu, jis pamatys krepšelyje visus produktus, kur jam reikia, jo terasai įsirengti. Žinoma, mes dar matom tai kaip skatinimo priemonė, tai yra, kad žmogus gaus ir nuolaidą už savarankiškumą. Jei žmogus pasitikė mumis, ko mes darom, tuo ženklu, kuris ne vienus metus jo visgi rinkoje ir tiesiog nuspręs pirkti, tai gaus dar ir, vadinkim, benefitų. Žinai, mes dabar kalbam apie naujas technologijas, bet yra tokių žmonių kategorija, kurie prie kompiuterio retai prieina, o jeigu jiem dar pasakytum kažką paskaičiuok, pamatuok, ir jie mėgsta tą tokį fizinį kontaktą. Tai ką daryti tokiems, kurie vis dėlto nori ateiti, pasikonsultuoti, kažką tai pasimatuoti, pačiupinėti, paliesti, išgirsti kažkokius tai komentarus apie vieną kitą medžiagą. Ką daryti jiems? Suprantu apie ką tu, nes mes turim net tokius mokymus vidinius, kai žmogus paskambina, mes vis dėlto vadybininkus sakom, tu jam paaiškink, kad mes esam profesionalai, mes šiandien pirmą dieną dirbam, atsiūs nuotrauką ir viskas bus paprasta ir aišku, nes tai veikia, mes tai pastikrinam. Ir kartais tai neveikia nors tu ką. Tai mes suprantam apie ką tu ir čia visiškai normalu, yra tiesiog žmonių tipažai, kuriam reikės paliesti, pamatyti. Ir tą mes supratę irgi žinodami, kad, trendina internetas, viską kelia į svetainės, visokios 3D rūbų demonstracijos ir visa kita. Mes visgi nusprendėm, kad mūsų terasų centrai, kurie yra šiuo metu Lietuvoje 3 Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, turi turėti savo lauko ekspozicijas. Ir ypač šią žiemą investuojame tai papildomai, nusprendėm, kad turim įrengti tas erdves, kur žmonės galėtų atvažiuoti pas mus, pamatyti ne tik lentos gabaliuką, bet ir įrengtą terasos dalį, ar tai fasadinės dalylentės dalį, ar tai VPC, ar medinę, stoginę sienelę, stumdomas duris. Ir dar visus dalykus supratom, kad ta lauko ekspozicija yra vėlgi atliepia į tą misiją padėti įsirengti terasą neįtikėtinai lengvai tiem žmonėm, kurie nori pamatyti ir atvažiuoti. Kitas dalykas yra dar vienas.
kur jau mes turim savo čia prioritetą, kad nemaža dalis mūsų klientų vis dėlto yra individualūs ūkiai, kurie norėtų pas mus atvykti po darbo arba savaitgalį, o mes turim atvirkštinį norą, kad mūsų kolegos po darbo arba savaitgalį ilsėtus, gerai išsilsėtų ir ateitų pasiruošę kitai savaitai. Tai mes norim tas ekspozicijas padaryti lauko pasiekiamas net savaitgalį. Tai tikslas būtų jas įrengti, palikti atvirus vartus, sakykime, įėjimui savaitgalį, kas nori užeiti pamatyti ir viskas sužymėti QR kodais, kažko, kur žmogus įėjęs, pamatęs kažkokį produktą, nesunkiai nuskanuotų, pasižiūrėtų, kas čia, pasižymėtų savo kažką, ką nori ir grįžęs ten po savaitgalį mums paskambintų. Labai sutinku su tuo, jog žmonėm to reikia, nes neveltui turbūt ta pateikėja turi visą ekspoziciją. Teisingai. Neveltui turbūt perkant automobilį mes internete apie jį pasiskaitom, bet užsirašom test drive ir pavairuot norim. Taip. Nes įdomu, kaip važiuos, tai greičiausiai tas pats ir su terasom. Turėtų Norisi panašu, pastumdyti jo. tas duris, norisi paliesti tą grindinį, pažiūrėti visą, kaip tai atrodo ir jaučiasi. Kažkuriuo momentu suvoki, kad keldamas viską internetą visgi trauki paklodę į savo pusę. Tada mes sakom, ne tai, mes turėtume palikti alternatyvą ir vietos tam dalykui. Tai. O jeigu jau žmogus apsilankė jūsų ekspozicijoje, išsirinko, ko nori, kiek laiko, tarkim, dabar įsivaizduokim, šiandien mes apsilankėm ekspozicijoje, išsirinkom ir norim pavasarį įsirengti terasą. Kiek tai užtrunka? Kiek visas šitas procesas užima laiko? Nuo pradžios iki pabaigos, kai aš jau galėsiu išeiti ant terasos, atsidaryti buteliuką kambučios, pasikepti mėsytės ir tiesiog ilsėtis, gauti tų gerų emocijų, kaip kalbėjome pradžioje. Tai nemaža dalis vis dėlto kamuolys yra pas jūs, kitaip tariant. Tai reiškia, jeigu jūs nuspręsite įrengti patys, tai vyktų ganėtinai greit. Tai jeigu kalbėtume apie procesą, tai reiškia, paskambinat, pasitarėm, mes parekomendavom, kokias lentas geriausiai jūsų atveju, skaičiuojam preliminarią sąmatą ir paskui, jeigu tvirtinam tą sąmatą, tai jeigu jūs nuspręsite įsirengti patys, tai mes tą komplektaciją surinksim per 2 dienas. Nes mes turim tą IKEOS filosofiją, kad mes turim tą portfolio reikalingą ir availability. Tai mes tengiamės turėti viską sandėly, pas save, kad galėtumėm surinkti tą komplektą labai greitai. O gerai, o jeigu vis dėlto nesu aš profesionalas ir nusprendžiau įsirengti pats, turiu tas visas instrukcijas, viską, kiek realiai žmogui, kuris nėra toj srity iš viso daręs kažką, užtruktų įsirengti terasą? Irgi puikus klausimas, neseniai man vienas draugas šito paklausė klausimą, neįsivaizdavau, kad tokią baimę turi žmonės. Dabar man aiškiau, kai jis pasakė, tai tiesiog aš sakau, tai gali pinigų turėti arba neturėti labai paprasta, gali labai matyti, su laiku tas pats, tai kiek aš to laiko turiu, tai žinau ir kiek jo noriu skirti. Tai iš tikrųjų užtruktų apie 2 savaitgalius, jeigu tokia vėl imsim standartinę lietuvišką terasą tarp 20-24 kvadratų, tai ir imsim, jeigu sraigtinius pamatus, kas irgi yra didelis varžtas į žemę, tai žmonės dažnai bijo betonuoti ir todėl šitą naujovę ir pakaitalas ženkliai pagerino tą imlumą žmonių ir norėjimą įsirengti patiems, nes mes sakom, čia gyvaržtas į žemę. Čia nieko neatsitiks, to nereikės kažkur to betono padėti likusio, nelikusio, pritrūks ką daryti. Viskas paprasta. Tai tuos sraigtinius pamatus įsirengsit panašiai per pusdienį. 1 dieną pradėsit jau savo apatinę konstrukcijos dalį. 2 dieną pabaigsit savo įsirengti konstruktyvą. 3 dieną susuksit terasinės lentas. 4 dieną tai šono apdirbimai ir kažkokie tai likučiai, alivavimas ar dar panašiai. Ir gausis apie 4 dienas. Dar toks svarbus aspektas, kadangi kai patys įsirenginėjom ir matydavau, kaip tada daros, kartais galvoju, čia tiek kaimynų buvo per dieną ir tiek kalbėjom, kad nežinau, ką aš čia nuveikiau per tą dieną. Tai tas laikas vėlgi priklauso nuo to, kiek jūs diskutuosite su kaimynais apie tai, ką čia reikėtų, nereikėtų, kas geriau ir kiek iš tikrųjų darysite. Tai jeigu taip darant terasą, nes nepaisant to, kad nesat kažkoks profesionalas, tai ganėtinai paprastas darbas ir malonus, sakyčiau. Nesunkus, kurį galima padaryti per 4 dienas, kaip įvardinau. Kiek laiko užtrunka profesionalam? Jeigu visgi aš skirčiau pinigų įrengti ir sumokėti pinigus jūsų darbuotojams, kurie atvažiuotų ir tą padarytų, kiek jie užtrunka laiko? Manau, kad jie užtruktų tarp 2-3 dienų. Tarp 2-3, vėlgi priklausomai. Dvigubai trumpiau. 2 trumpiau, gal truputį daugiau, jo, tai priklausomai kažkas atsiveža jau
tas terasinės lentas jau alyvuotas. Ne? Tai, pavyzdžiui, arba vėlgi, meistrai irgi pririšti prie to, koks oras ten palijo, alyvuoti negalėjo šlapę. Tai kas, sakykime, žmogui, tai aš tas 4 dienas vėlgi sakau, sudėjus per laiką. Bet, meistras turėtų tai padaryti dvigubai, gal, sakykime, 30% atimkim iš jūsų sudėšto laiko. Jeigu mes išsirinkom viską, bet čia dar toks finansinis klausimas yra. Žinome, kad tai nėra pats pigiausias malonumas, tai nėra degtukų dėžutė ar ten IKEA spintelė. Tai kainuoja. Ar yra kažkokių tai alternatyvių būdų įsigyti terasą, jeigu neturiu visos pilnos sumos, kurią galėčiau sumokėti štai va dabar vasarį, nes noriu pavasarį jau sėdėti ant terasos? Tai yra ir tas terasos biudžetas visgi būna jautrus klausimas dėl to, kad terasa, vadinkim, kaip namo kambarys, jau eina paskutinis. Tai kai reikia įsirengti paskutinį kambarį, ne pas visus biudžete lieka tiek, kiek norisi, o kartais visai nelieka. Tai svarbus klausimas ir čia žmonėm kartais atrodo, kad tai terasa, kadangi turi tiek komplektuojančių dalių, negali būti kaip televizorius vienas daiktas, kurį galėtų įsigyti išsimokėtinai. Bet iš tikrųjų mūsų užduotis yra tą terasos komplektaciją paversti vienu terasos komplektu. Ir lygiai taip pat čia ateina į pagalbą finansiniai instrumentai, kaip InBank, su kuriais bendradarbiaujam, ar gali būti ir kiti, kur mes tą vieną terasos komplektą, sakykime, parduodam kaip vienetą ir žmonės įprastai finansavę gali įsigyti. Tai man atrodo, kad per 10 mėnesių net jokio pabrangimo nėra. O jeigu kažkas ten išsimokės per 2 metus, tai tarkim bus 150 eurų per mėnesį. Ne? Tai tokia suma, kur yra geriau turėti terasą negu neturėti, ne? Tai manau, kad taip, šitie įrankiai padeda. Ok, super. Neskamba labai brangiai, ypač žinant, kokias emocijas tai sukuria pavasarį, vasarą ir ankstyvą rudenį. Pakalbėkim šiek tiek apie terasų pasirinkimą, nes tai irgi labai svarbus momentas, ką ir iš ko rinktis, ir turbūt paliesime pradžiai kainos aspektą. Nes vis tiek terasos yra skirtingų kategorijų, tai pradėkime nuo to, kokie yra rėžiai nuo pačios žemiausios iki pačios aukščiausios kainos. Jeigu imtume standartišką lietuvišką terasą 20-24 kvadratiniai metrai, ką aš galiu pigiausiai įsigyti? Ir jeigu aš jau ten noriu ten jau būti labai kietas prieš savo kaimynus, tai ką aš galėčiau pačio brangiausiai jau įsigyti? Tai pačio brangiausia ne visada reiškia kietas prieš kaimynus, jie tos lentos turi... Gali nesuprasti. Bet yra ir tokių dalykų. Bet tos lentos kartais turi aiškiai išreikštus privalumus. Bet jeigu kalbėt apie ten pigiausią ekonominę dalį, vis tiek mes turim išskirti medinės lentas ir VPC lentas. Tai medinės lentos, jeigu paskirstumėm, tai būtų tarp, sakykime, ta ekonominė dalis tarp 19 ir 33 eurų. O iš tikrųjų čia yra 2 variantai. Tai yra impregnuota pušis, apie 19-20 eurų už kvadratą kainuoja, ir termiškai apdorota pušis apie 33-35 eurų už kvadratą kainuoja. Tada jau ten tokia vidutinė klasė, tai medienos būtų egzotinės medienos lentos, kurios taip, sakykime, kainuoja apie 65 eurus už kvadratą. Ir yra dar, sakykime, jau tokių išskirtinai atrodančių ir brangesnių egzotinių medinių terasinių lentų, tai yra, kurios gali kainuoti 120 eurų, 140 eurų už kvadratą. Mano nuomonė, jos tikrai, tas keletą rūšių yra išskirtinės, kaip, sakykime, IP arba Paduk, jos tokios vienas populiaresnių ne tik pas mus, bet ir Amerikoje, visur, tai ir už savo patvarumą, ir už stabilumą, ir už tai, kaip atrodo. Tai kas gali, žinoma, labai fainas gaminys. Tai jeigu eit prie VPC lentų, tai vėlgi yra ekonominė, vidutinė ir premium klasė. Tai ekonominė dažniausiai bus tokios tuščiavidurės, apie tarkim, 40-50 eurų už kvadratą. O ta tokia vidutinė klasė jau visgi bus, kai yra iš 2 sluoksnių, tai yra šerdis ir yra tam tikra plėvelė, kuri jau ženkliai palengvina priežiūrą, nes per tą plėvelę jau reiškia, šerdis užtikrina stabilumą, o ta plėvelė užtikrina priežiūrą, tai nebeįleis nei riebalų, nei ten šašlyką nukritusi tau bus pavalyti sunku, ar ten kaip ant kokios keramikos, tai nukrito, nuvalė ir viskas. Praktiškai toks priežiūros lygis. Tai visgi jos turi tą vertę per tą, ką duoda. Ir jau tada, jeigu kalbėt apie jau premium, kaip čia tokios būtų
Trex Lineage arba Millboard yra tokios lentos. Tai jos gali kainuoti tarp 160-180 eurų už kvadratą. Trex galbūt ar tos lentos ką pažymi, kad yra lentos, kurios vienas mažiausiai akumuliuojančių šilumos ir temperatūros į save. Tai reiškia, kad vasarą galėtų drąsiai ant jų vaikščioti basom, kad ir labai karštą dieną. O. Tai tas duoda tokių, atrodo, kad ta technologija, čia jau technologinis toks aspektas. O iš kur jūs importuojate pačią medieną? Medieną daugiausiai importuojam iš Estijos ir Suomijos. Tikrai daug dirbam su termomediena, jie tikim, tai ją importuojam iš Suomijos. Tai visų pirma yra gerai, kad suomiška žaliava yra naudojama tokiai lentai. Antra, tai Suomiai, jei neklystų, yra pradininkai tos technologijos, seniausiai jie žino, jie priklauso termomedienos apdirbimo asociacijai, tai visada naujienos visos yra įdiegtos. Tai mes labai tikim jų kokybę ir matėm skirtumus ir apsiribuojam, tai darbui prie to, o dėl impregnuotos medienos, vėlgi per praktiką pas mus impregnuotos pušies Lietuvoje irgi yra nemažai, bet per praktiką tai pasirodė, kad estai šitą produktą, supranta, žino, padaro geriau, gal čia nėra taip vienareikšmiškai, tai mūsų tokia patirtis, bet mums tas pasiteisino ir mes tuos produktus norim perduoti klientams. O tu paminėjai apie pačią medieną, tuos skirtumus tarp pigiausios, vidutinės ir brangiausios kainos. Tai buvo neimpregnuota ir po to tos brangiausios skirtingų rūšių medienos. Kokios yra garantijos suteikiamos skirtingom medienos rūšims? Ar jos skiriasi? O jeigu kalbėt apie tai, kokios yra kokie rekomendacijos ir kiek jos turėtų tarnauti, tai pavyzdžiui, impregnuotos pušies lentos turėtų tarnauti apie 70 metų, termopušies turi tarnauti, tarkim, 15 ir daugiau. Egzotinės medienos, kadangi tai kietmetis, labai tanki mediena, tai tarnaus 20-25, o gal ir ilgiau. O ką reiškia tarnaut? Tai reiškia, kad aš turėsiu persidaryti terasą iš naujo, ar kažkaip tai ją, nežinau, kažkokią priežiūrą atlikti po tų kelių metų? Nes, kaip aš suprantu, tai jeigu aš renkuosi pigiausią, tai aš iš karto žinau, kad man reikės perdaryti terasą po 5-7 metų. O jeigu jau perku brangesnę, tai aš suprantu, kad man jinai tarnaus 10-15 metų. Tai reiškia, aš realiai pirkdamas brangesnę kaip ir sutaupau. Taip, labai teisingai, jeigu skaičiuoti apie Excelį, tai yra du skaičiavimo būdai. Tai visų pirma, bent mano nuomonė, tai kiekvieną vidinę terasą reiks prižiūrėti, nepaisant, ar mes kalbam ar nekalbam apie tarnavimo laiką, nes, kažkodėl, turim tokį požiūrį, kad viduj grindis norim turėti gražias. Kaip čia taip susiformavo, kad viduj gražu, o lauke nors atvanas? Iš kur tokia nuomonė? Aš tai visiškai nesuprantu. Tai mes namuose plaunam grindis kartą per dieną, žmona norėtų net 2. Tai, o lauke mes net nekalbam apie tą išsiplovimą arba alyvavimą. Tai alyvuoti terasinės lentas būtina. Tai vien dėl to, kad išlaikyti jų išraiškingą gražią spalvą, nes UV spinduliai saulės tiesiog veikia lentas, medieną ir jie tiesiog nupilkės. Toks yra angliškas išsireiškimas aged wood. Tai bus tiesiog tokia šviesiai pilka mediena ir viskas. Ir, tarkim, kai kurios tai kaip tik tenkina. Tai irgi tokie tie tvarumo trendai tokie, kad, gražu, natūralu. Tai irgi yra ir tai, bet jeigu taip žiūrėt apie tą terasinės lentos priežiūrą, tai manau, alyvuoti terasinės lentas reikia kasmet, kad turėtų tą grožį, turėtų tą išraiškingumą medienos ir tuo pačiu apsaugą, žinoma. Tai taip, brangesnė terasa per daugiau metų, jeigu nereikės persidaryti pačiam ar ten samdyti, sakykime, meistrą darbo jėgą, leis pinigų, tai taip, tikrai per daug metų jin tikrai jums atsipirks. Bet yra dar kitas skaičiavimas. Mano kaimynas gerą skaičiavimą pateikė. Sako, klausyk, Tomai, ar aš teisingai suprantu, kad jeigu aš 7 metus savo maumedžio terasos neperalivuosiu, tai po 7 metų nusipirksiu naujas lentas? Sakau, turbūt taip. Tai jis pasirinko nelivuoti jų, sakykime, leisti jom dėvėtis pagal gamtą, kaip jau supus taip. Ir jis paskaičiavo, kad kasmet jam tinka tos papilkėjusios ten lentos, šerpetuoja, viskas gerai. Bet aš nedirbsiu, taip sakant, tai terasai ir po 7 metų aš pasikeisiu visas lentas. Tai va. Įdomus požiūris. Toks ramesnis. Ramesnis, jo, tiek ryzais. Bet įmanomas, ką norėjau pasakyti, kad galima ir taip vertinti, a galima ir paprasčiau. Tegul tvarkosi gamta. Tai va, taip. O jeigu visgi nutariau įsirengti, jau viską sužinojau, taip toliau, o kaip pasirinkti? Tai visgi mediena ar VPC?
Kur yra to pasirinkimo skirtumai? Koks klientas renkasi medį, o koks VPC? Hamletiškas klausimas, jis tebėra, atrodo tiek metų čia toje rinkoje, bet jis visada yra iš tikrųjų. Medis ar VPC. Tai aš medinukas, tai 9 atvejus iš 10 rinksiuos medį ir pavyzdžiui, man kartą per metus pabūti su ta terasa, ją peralivuojant, bus labiau laikas su savim, kažkoks fizinis užsiėmimas ir malonumas, kai bus rezultatas. Tai man nėra sunku tą pusdienį tam skirti ir turėti gražią terasą ir turėti medį, ko aš noriu. Aš visgi pažymiu, kad statistikai žmonės, kuriem labiau patinka medis, bet pasiėmė iš praktiškumo VPC, paskui biški gailis. Ko nori širdelė, tai vis dėlto svarbu. Didžiąją dalį dalykų mes darom su emocijom, nors ir turim smegenis ir daugelis gerus. Tai va, o VPC vis tiek atėjo todėl, kad tai yra, vieniem gal yra kažkiek iš to modernaus vaizdo, jie nori to modernaus vaizdo lentos, ne medžio, ne kažkokio to gamtos tikrumo, ar ten gal kažkam tai su kažkokia senovė asocijuojas, bet, sakykime, modernaus estetiško vaizdo lygaus, o ne be šakų. Bet didžioji dalis vis tiek didžiųjų miestų žmonių, miestiečių, vadovaujasi taisyklę, kad namas turi tarnauti man, o ne aš namui. Turi aktyvų laiką, aktyvų ten darbą, šeimos, kelionės ir nusprendė, kad tiesiog jie darys taip. Kitas gal tiesiog neūkiškas, nenori to daryti. Tai vadinkim, kad VPC šitą vietą užėmė dėl praktiškumo. O tuo pačiu gal atėjo ir taip terasinės plytelės. O, pavyzdžiui, priklauso nuo to, kokias aš turėčiau lentas, kokią turėčiau terasą įsirengti, nuo terasos lokacijos. Na, įsivaizduokim, dabar yra tikrai toj pačioj Palangoje, tarkime, tiek ir Vilniuje, dabar jau įrenginėja terasas pirmam aukšte, bet jos yra, pavyzdžiui, uždengtos balkonu. Yra antras aukštas balkonas, o tavo terasa yra po balkonu. Arba, pavyzdžiui, tavo butas yra kažkur tai pajūryje, trečiam aukšte ir yra tavo paskutinis aukštas ir didžiulė terasa. O gal tai yra nuosavas namas su kokia markize. Ar nuo to uždangalo, kad jis yra virš galvos, priklauso terasos pasirinkimas? Ar tai jokio skirtumo ir vėl grįžtam prie to pačio pirminio klausimo, kad tai yra pagal poreikį ir žmogaus jau norą, ko jisai nori? Jo, tai reiktų pasakyti visų pirma, kad jeigu bus stogas, tai terasinės lentos medinės tarnaus ilgiau, nes stogas, kuris dengia visą terasą. Bet ar tai lemia pasirinkimą? Ne. Nemanau. Vis dėlto, ir tarkim, jeigu kalbėtų apie balkonus, tai aš labiau čia matau tokį techninį sprendimą, tai kaip tą terasą įrengti taip, kad po tavo balkonų, reiškia, nelašėtų žemiau į kitą balkoną, o jeigu tu surinki savo vandenį, tai kaip jį surenki ir kaip nuleidai, kur jį nuvesi, ne? Tai čia labiau tokie man techniniai sprendimai, o lentos net nešauna į galvą kaip toks dalykas. Arba ten kokia pusė, šiaurinė, pietinė. Kaip bebūtų, dažnai žmonės ir įsigyja namus, jie jau yra pastatyti kažkuria tai pasaulio kryptim pasirinkta ir jie to neįtakoja ir jie pasirinks lentas vis dėlto pagal tai, kokias labiau nori, kas jiems labiau patinka ir nežiūrėsi tai, kad ten pietiniai pusiai, sakykime, galbūt jau atkreipsim dėmesį tai, kad sakom, jeigu balkonė, faina kokia nors termomediena. Išvelni, labai draugiška basom kojom, nes yra į to, tai, į balkoną išeisi visada beveik basom kojom. Tai gal tokius patarimus, aišku, pasakom, bet ar tai lemia, vadinčiau ne. Vadinčiau vis dėlto žmonės renkasi tai, ką labiau nori, ką iš anksto būna pažiūrėję, pagalvoja. Tu ką tik paminėjai termomedieną. Kas tai yra? Nes tai yra toks trendinis dalykas, naujas dalykas. Kokia būtent dar išskirtinumą, par to, kad jinai yra švelni ir kokia dar sakėjai? Nepamenu, ką sakiau, bet galiu pakartoti viską apie ją papasakoti. Jo, tai termomediena, sakykime, sąlyginai medienos visame statybos laikotarpį yra žiauriai jauna, ten dešimtmečiais gal, 20-30 metų, kaip technologija. Bet vis tiek mes jau matėm, lydėjo į mus ten tą pastarąjį dešimtmetį darbuose. Tai mes jau žinom, kaip jie elgiasi ir mums, kaip tiems, kurie ją matė, tai atrodo patikima, stabili, gal va tą norėjau pasakyti, stabili lenta, vis dėlto mes turim sezonų pokyčius ir po sezono pokyčio, po šlapaus sezono ateina karštis, tai kažkur tai mediena deformuojasi, kažkuri labiau, kažkuri mažiau, o termomediena yra ta, kuri yra stabili, labai stabili mediena, ypač mažai vaikšto matmenis,
nesirečia, yra švelni, draugiška, basom kojom, nešerpetuoja, ypač alyvuojant, tai net termomediena gali pradėti šerpetuoti po kažkiek tai metų, bet aš esu šalininkas alyvavimo, tai vis laik pažymiu, kad netgi ją reikėtų alyvuoti. Tai grįžtant truputį prie technologijos, tai yra karštį ir garuose apdirbta mediena 200 laipsnių temperatūroje. Tuo proceso metu išdega celiuliozė. Celiuliozė tai yra cukrus, tai yra tai, ką griaužia kenkėjai. Tai to dalyko, ką mėgsta kenkėjai, nebėra, tad jį ženkliai rečiau pūva arba nebepūva. Tai va čia yra toks irgi jos didelis privalumas, ilgamžiškumas, jos keičiasi, ta pati pušisane, bet dirbti tokiu procesu, jos ilgamžiškumas dvigubas. Tai va, tai kiek mes matėm tų terasų va, per tą laiką ir kažką ten ardėm, ar darėm, ar dadarėm prie jau buvusių terasų, tai tikrai tarnauja jais puikiai per visus tuos aspektus ir žinoma, ta kainos dedamoji vėlgi yra labai svarbi. Tai kad termopušies kaina, tai lietuvių kišeniai, yra tokia primtina. Ir tada kitas dar dalykas yra tas tvarumo elementas, kad tame visame apdorojame, kad netgi impregnuota pušis, tai vis tiek turi impregnantus, ten yra tos chemijos, vario sulfatų, dar kažkokių dalykų, ne? O čia nieko, čia tik garai ir čia visiškai tvarus produktas ir ilgamžis. Tai kaip supratau, net šito produkto alyvuot pagal rekomendaciją nereiktų, bet jūs vis tiek rekomenduojate alyvuot. Tai labai teisingai sakai, gamintojai nesako, kad ją reikėtų privalomai alyvuoti. Mes sakom, kad pagal eksploatavimą ir vėlgi, jeigu nori turėti gražias grindis, reiktų tai daryti tiek dėl spalvos, tiek dėl to, kad vis tiek po kažkiek laiko tas išsausėjimas lemia šerpetuojimą lentos, tai vėlgi tas basų kojų elementas, manau, irgi yra svarbus. Tai kiekvienam dalykui, kad jeigu nori turėti tikrai gražų, fainą dalyką, turėsi skirti kažkiek laiko. O žinai, aš esu užsienyje tikrai dažnai matęs Amerikoje, prie baseinų, tose pačiose terasose, ten labai dažnai naudojamos plytelės. Pas mus kažkaip tai plytelės yra toks svetimkūnis, aš nežinau, kiek esu pas draugus lankęsis per savo gyvenimą, visą laiką matau medinės tik tai terasas. Kodėl pas mus Lietuvoje tų plytelių kratosi, ar visgi šitas būdas jisai populiarėja ir jeigu visgi nuspręstume plyteles dėti, tai kokias rinktis plyteles? Geras klausimas, čia kaip tik yra taip ant pokyčio ribos viskas rinkoje, kaip mes pastebim. Tai lygiai taip pat, kaip tu pastebėdavau šiltuose kraštuose, Ispanijoje, Italijoje ar tai kokioj Graikijoje, kad ten praktiškai, ne kaip pas mus kažkokios stoginės su stogu, bet tai pergolos, ne, su lamėlėm nuo saulės ir plytelių terasos visur. Taip. Medienos praktiškai niekur. Tada galvodavau, ar čia dėl to, kad jie medžio neturi, ar dėl to, kad akmens turi apšiai, kur čia reikalas. Tai manau, kad ten daug dalykų tai lėmė, bet į Lietuvą, manau, pagrindinė priežastis, kodėl jos ateina ir ateina stipriai, tai yra, kad visgi didelė dalis ekonominių FPC klasės lentų neatsakė į klausimą be priežiūros. Tai reiškia, jeigu ten nėra ta 2 sluoksnių terasinė lenta, tai jinai įsigers ir dėmę, tą riebalą sunku išvalyti, visa kita, tos tuščiavidurės lentos būna ir paskelinėje, ir visokių dalykų, jeigu ten šiek tiek netaip įrengta nuolydžio nėra, daug reikalų visokių papildomų. O plytelė, tai visgi akmens gabalas, ne, ir ji tarnauja. Ir todėl manau, kad jos atėjo į Lietuvą, bent pastarosius porą metų labai jaučiam skirtumą kartais, tikimės, kad tai augs dar labiau, nes ta didžiųjų miesto žmonių dalis, kuri nenori priežiūros, jų yra ir jų yra nemažai. Ir terasinė plytelė kitas dalykas, pas mus ir klimatas šiltėja, tai taip pat akumuliuoja to šilumos mažiausiai, yra šaltesnė medžiaga vasarą, tai irgi taip pat mėgiama. O kitas dalykas, aišku, yra, pavyzdžiui, tas vienas populiaresnių sprendimų lauko terasai yra porceliano plytelės. Tai porceliano plytelės turi labai daug dizaino galimybių, kadangi, taip sakykime, galima tam tikrus vaizdus uždėti ant tos akmens masės. Ir įvairius dizaino galimybės, spalvos, grožis, estetika, o to pačiu porceliano plytelės ir tas padengimas jau visiškai neįleidžia dėmių, kaip, pavyzdžiui, akmens masė galėtų įleisti. Ir vėlgi atsiras tokie impregnavimo klausimai kažkiek, tai porceliano plytelės jau neįleidžia ir jų ta priežiūra yra visiškai tokia lengva, sakykime, kercheris, ar kaip čia pavadinti, su šlanga vandens nupilti ir viskas. O kaip su plytelių tuo tvarumu, patvarumu mūsų žiemos sezonu?
ar tas temperatūrų pokytis neturi įtakos jų skilimui, tarkime, tai pačiai priežiūrai, tarnavimui, jeigu vasarą mes turim plus 30, o žiemą gali būti ir minus 20. Ir dar sniegas, ir dar tas ledas, lietus, visa kita. Nes, kaip ir kalbėjom, Ispanija, Italija, ten tikrai, ten tu nematysi medinių terasų, ten tik plytelės, bet tenai temperatūra visą laiką plius. Taip. Tai ne, visgi tai nėra lemiamas kažkoks elementas mūsų krašte. Aš sakyčiau, kad tai lygiai taip pat kaip atspariausia priežiūrai apdailos dalis, sakykime, terasos, taip ir temperatūrai. Tai akmuo stabili medžiaga, ne kaip medis, tai mažiausiai traukiasi, pučiasi. Tai tikrai stabili medžiaga ir dėl to sakau, suprantu, kodėl žmonės tai vis labiau pamilsta kaip alternatyva terasiniam lentom, kas nori mažiau priežiūros, tai nei ten žiemą, nei vasarą kažkokių specifinių dalykų nėra, o sakau, su porceliano plytelėm padidėjus ten dizaino galimybėm, tai tikrai labai gražios terasos, mane tai stebina, aš gal labiau, kadangi tas meilės medžių yra, tai noris tokių bent jau mix terasų, kada jeigu yra kažkokie plotai, kur reikalingo sąlyginai daugiau priežiūros, pavyzdžiui, kiaušinis, ar kamado, vadinkime mane, kur kepsim kažkokius, gamins valgyti šeimynai, ten stalas, kur irgi kažkokias maistas gali nukrist, tebūnė ten plytelės, o kažkokia ten poilsio zona su šezlongu galėtų būti kažkokių terasinių lentų egzotinio, ne? Tai kad ir nedidelė dalį, sakykime, brangesnių lentų, bet, kažkokį tai dizainą ir išskirtinę dalį padaryti. Tai... O kaip alternatyva plytelės yra pigesnis ar brangesnis variantas, ar kainuoja tiek pat? Jos gali kainuoti taip pat kaip ta termolenta. Tai tai jeigu vėl priklausomai nuo konstrukcijos ir nuo kitų dedalių, elementų, bet plytelės pačios kaip medžiagos kaina yra beveik tokia pati arba labai arti termoterasinės lentos, kurie populiariausia kaip lenta pas mus. Tai sakyčiau, kad kaina labai panaši. Konstruktyvas dažnai išbrangsta todėl, kad plytelė visi jau kaip akmenį, jau sako, čia viskas, čia amžinai. Tai todėl ir tą konstruktyvą, sakykime, pagerina jo kokybę, tarkim, deda aliuminį arba tenai užtikrinta cinkuota konstrukcija, kad tarnautų taip pat ilgai kaip tas akmuo. Tai ta bendrai terasa gali būti brangesnė ryšium su tuo, kad žmonės jau ją sako, aš pasidarysiu čia visam. Tai amžina. Amžina, jo, tai toks yra. Aš sakau žmonėms, žinokit, po 10 metų gal mes čia skraidysim ant kilimų. Kaip Aladinas, sakau, neaišku, kas čia bus, sakau, galbūt hologramą įsijungsim ir turėsit terasą, nebereikės iš vis manęs nei medžiagų. Tai, sakau, neplanuokim 30 metų į priekį, bet kaip žmonės, kaip nusprendžia. Tai. Jau mes užsiminėm šiek tiek apie priežiūrą ir tu jau ne vieną kartą paminėjai alyvavimą ir aš kaip supratau iš mūsų pokalbio, alyvuoti būtinai reikia. Tai yra esminis. Jau bus gal nepopuliarus kiek, bet aš tokios nuomonės reikia. Taip. Tai dabar pakalbėkime apie pačią alyvą. Kaip ją pasirinkti, kokią alyvą rinktis ir kaip dažnai alyvuoti. Ir kokiu metų laiku. O, gerai. Visi klausimai geri ir į temą. Tai terasinė alyva, ypač kai darydavom darbus, tai dažnai pasitaikydavo visokių ten problemėlių. Pavyzdžiui, ateini peralyvuoti kažkokią terasą, ten bus prieš tai sistema, nuperki kitą alyvą ir jos kažkaip nesusidraugauja, išmeta dėmėm. Ar ten dar kas nors, kitos nors vadinamas alyvos, bet yra iš tikrųjų kažkokie tai permatomi dažai ir kažkokią tokią plėvelę sudaro, tada jie lupasi. Tai mes, kai per visą tą savo darbų praktiką praėjom ir ieškojom produkto, mes radom voką danišką alyvą ir mes likom prie jos. Kodėl mums patiko, tai irgi yra ekologiška, kitas dalykas yra vandens pagrindų, bet skvarbi ir su ją lengva dirbti, kaip mes vadinam forgiving. Tai va tas lengvas darbas žmogui ir vieno karto alyva. Dar vienas toks svarbus dalykas, kad nereikia 2 kartus tepti. Svarbu, kad tai darytumėt kas metai, nes praktika parodė, kad šiaip ir voka rekomenduoja, kad pakanka vieno karto, nebent jūs matot, kad reikia tada 2. Bet ir mes matom per praktiką, tą antrą kartą tepant negeria tos alyvos. Tokia formulė jos ir tas vienas sluoksnis pakankamai gerai padengia. Apie alyvavimą, kada tai reiktų daryti, tai visgi geriausias laikas turbūt bus apie balandį. Jau turėtų būti nuo 15 ir aukščiau temperatūros. Reiktų daryti tai, kad, sakykime, jeigu dar mažai temperatūros, ne vakare, kad nekristų staigiai temperatūra į apačią, nes alyvai geriausia, kad būtų bent 10 ir plus temperatūros alyvavimui. Tai va,
Kiti svarbus aspektai, tai vėlgi lygiai taip pat kaip negalima šaltyje arba netinkamoj temperatūroje, tai taip pat negalima, žinoma, ant drėgmės, ar ten lietus reiktų pasižiūrėti prognozes, kad neužlytų. Ir negalima tiesioginės saulės, nes per greitai traukia. Tiesiog saulė, karštis, degina į tą sluoksnį. Kiek daug reikia visokių čia žinoti dalykų prieš alyvuojant. Tai reiškia, turėtų būti temperatūra tinkama, turėtų nelyti bent jau po to ir neturėtų prieš palyti, kad būtų sausa ir dar saulė nešviesti. O tai ką daryti? Dar būtų gerai iš vakaro nusiplauti. Dar būtų gerai iš vakaro, nes medienos poros turi atsiverti. Bet Lietuvoje tokį klimatą pagauti galima, nes saulės mes daug neturime, tai pavasarį tikrai mes galime. Čia labiau skausmas ne žmogui, o meistrui. Pas juos yra grafikas. Ir jeigu jam pasitaikė lietus ir jis negali nuolivuoti, jam grafikas nesukrito. Tai reikės grįžti, ne? Tai čia labiau jiems, paprastas žmogus prie to prisitaikys, tuo labiau, kad tas alyvavimas, tikrai ganėtinai greitas darbas, vėlgi, jeigu nekalbėti su kaimynais, o jį daryti. O kaip alyvuoti reikia, su teptuku ar su volu? Aš linkęs su teptuku, arba yra specialios tokios šluostės, kempinėlė uždedama ant rankinėlės, vadinamas aplikatorius. Tai bet kokiu atveju, tai alyvuojant reikėtų svarbiausia pasimti kokias 2 lentas, ir alyvuoti nuo pradžių jas iki galo ir pervalyti perteklių su šluoste. Reiškia, nes perteklius alyva nėra dažas, ji neišdžiūsta kaip plėvelė. Ji veikia porų lygmenį, bet jau medienoje. Ant paviršiaus nieko neturi likti. Todėl ir nesilupa. Tai va, tai reiškia, nutepė teptuko ar to aplikatorių, nuvalė su skudurėlių perteklį. Bet ima 2 lentas, kad paskui nebūtų kažkokių perėjimų. Tai geriau 2 lentas nuo pradžių iki galo ir tada vėl 2 lentas ir taip einat. Ir vėlgi, ar būtų gerai tai daryti rudenį prieš žiemą? Šiaip būtų. Bet kai mes taip kalbam, tada gaunam tokių atsiliepimų, kad jie dar daugiau pardavinėja, jie nori, kad dar daugiau alyvos pirktų. Tai nėra būtina, bet ar geriau taip, rudenį, jeigu prie žiemos sezono nusialyvuotume, tai apsaugoti nuo sniego, nuo visko. Tai bus geresnės, tai sakau, čia tiem, kas jau preciziškai myli savo terasą ir grindis, tai 2 kartai nebus blogiau tikrai. O jeigu kalbėtume apie polius, nes tai vis dėlto yra pačios terasos pagrindas, kokie yra polių variantai, skirtumai, ką žmogus turėtų arba gali pasirinkti? Tai dažniausiai tie pamatai yra, tokios kaip pagrindinės galimybės yra sraigtiniai pamatai arba betonas, tai bent jau mes matėm, kad betono visada kažkiek tai bijodavo žmonės, sustings, ką tada daryti su juo, jeigu neteisingai padarysiu, kas tada, jeigu netokį aukštį pasirinko ir taip toliau. Tai tie sraigtiniai pamatai iš tikrųjų tokį perversmą padarė irgi žmonių supratime. Ir galbūt mes tą laik tokį stengdavomės komunikuoti taip, kad tai sraigtiniai pamatai tai yra didelis varžtas į žemę ir jau ten nieko neprisidarysi. Tiesiog taip sraigtinis pamatas, ten būna klausimų, ar laikys, tai jam įsukti reikia specialios įrangos. Mes ją irgi nuomojam, nesuprantam, kad be to nebus ano. Ir sakau, kad sukant tą sraigtinį pamatą, tu suprasi, kaip tau žemė dreba po kojom ir suprasi, kodėl jis laikys. Tai tikrai ten įsisuka labai kietai ir aišku, jeigu ten gruntas neperkastas kažkoks, netešla, sakykime, ir nedurpės. Tai va, tai ir tas suvokimas, kad tą, kaip sakyt, sraigtą gali pasireguliuoti, jeigu kažkas netaip nutiks, įsuksi jį, išsuksi ir persuksi, tai tikrai tokie supaprastino terasos įrengimą. Tai kaip juos pasirinkti, tai vėlgi pagal esterą netgi sakoma, kad apie 80 cm turėtų būti žemėje, bet iš tikrųjų mūsų klimatas vėlgi šyla ir to įšalo pas mus nebebūna, iki 30 cm gal. Nedaug, nebent yra aukšti gruntiniai vandenys, tai apie išskirtinius atvejus aš nekalbėsiu. Aš kartais sakau žmonėm, jūs gyvenvietėj savo matot, būna tokias gyvenvietės, įvažiuoja, žiūri kažkur tai tvora iškelta, išvirtus ten, kažkur kažkokia kolona pakelta ten stogelio. Supranti, čia aukšti gruntiniai vandenys, čia reikėtų giliau. Tai vat, manom, kad jau tas 80 cm į žemę ir nebėra taip svarbu, galima ir mažiau. Tada tą ilgesnį sraigtinį pamatą reikia pasirinkti tada, kada, sakykime, ir žemės kažkiek gal terasa, ne, ir jie pakilę. Tai va, čia kalbant apie sraigtinio pamato ilgį, tai tipiškai yra metro ilgio sraigtinis pamatas, ką žmogus rinksis, kitas trumpesnį, kitas biškį ilgesnį, priklausomai nuo situacijos. O jeigu kalbėtume apie, pavyzdžiui, pajūrį, ir tenai dabar plečiasi rajonai, Kunigiškės, Monciškės, ten Šventosios, ir ten, kiek žinom, ten yra buvusios pelkės. Ir tokių mes pelkių turime ir čia, Vilniuje, ir tą pačiam Kaune.
Ir dažnai žmonės nusiperka namą pelkėje, net nežinodami, kad ten buvo pelkė. Ir tada valtį perka. Ir tada galbūt ir valtį, bet tenai su terasa jau yra kiti dalykai ir ten gali metro neužtekti. Ką tokiu atveju daryti? Kokio ilgio sraigtą reiktų rinktis? Kad būti tikram, jog viskas bus gerai. Ok, tokiu atveju turbūt reikėtų rinktis apie 1,62 m sraigtinius pamatus, bet tipiškai tai nėra ekonomiška ir jau žmonės taip tokių pamatų nesirengia terasai, nu, nes čia toksai, kokį čia pavyzdį pasakyti, kaip su atskovatorium statyti šitą vaiko namelį. Tai tada toks naudojimo būdas yra kitas pamatų tipas, tai yra piedestalai. Tai yra tokios reguliuojamos atramos, kurios dažniausiai naudojamos ant kieto pagrindo, ant trinkelių, ant eksploatuojamo stogo, ant tokių dalių, tai tada yra dedamas šaligatvinės, vadinkim, plytos, 30 ant 30 betoninės, ten 40 ant 40 tokios plytos padedamos ir ta reguliuojama atrama piedestalas. Ir tada ta terasa nerišama prie namo, įvadinkim tokia floating, plaukiojanti. Tai reiškia, nu, visa, koks tas gruntas yra, tai kartu ir kis su juo. Tai jeigu ten centimetras ar kažkoks tai pajudės, ta terasa tai pajudės visą, o ne kažkokiam taške. Tai čia yra toks kitas būdas, jo tose palanguose, Kunigiškėse visose tikrai tas būdas yra naudojamas dažnai, nes nu, net aš pats manau, kad sraigtinį pamatą 2 metrų ar ten naudoti yra tiesiog per brangu tokiam terasų. Mes šiek tiek užsiminėm apie stogą ir tą balkoną. Ar iš tikrųjų reikia tą daryti, jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, įsirengti stogą, žiūrint į terasos priežiūros tą elementą, ar tai nėra būtina? Tai pradėsiu nuo istorijos apie savo tą terasą, nuo kur vis prasidėjo. Tai kai įsirengiau savo terasą, atvažiavo pas mane draugas. Draugo vardas buvo Žydrūnas. Atvarė pas mane draugas kaip šašlikų. Ir pirmą dieną terasas, kaip sakyti, jau šventė, nes terasą įsirengėm ir išinam į terasą ir pradeda lyti. Nu ką, svečiai atvažiavę, šašlikus reikia kepti ir lyja. O faina vasara viską. Ir tada supranti, kad Lietuvoje tas stogas toks yra reikalingas. Nesakau, kad visi žmonės, bet daug žmonių iš tikrųjų anksčiau ir vėliau ryštas tam stogui Lietuvoje. Aš pats esu nuomonės tokios, kad terasa turi būti kuo mažiau apkrauta, tokia laisva, išlengvinta, estetiška erdvė. Ypač jeigu, kaip dabar stato namus, tai yra tikrai didelės vitrinos, centriniai langai dideli, daug saulės šviesos, tai jau kaip ir turi tą kambarį šviesų, dauguma namų. Tai aš nesiūlau būtinai darytis dar vieną kambarį laukia, įsirengti stoginę, ten visą įsistiklinti ir tokį dar vieną kambarį laukia. Tai aš toks esu už tą lengvą stoginę, aliuminę kažkokią konstrukciją, lengvai galima įsirengti. Irgi beje pačiam, tikrai nesunkus procesas. Arba meistrų pagalba. Na ir dažnai tenai, sakykime, bent vienos sienelės vienoj pusėje reikia, tai gali būti ar tai, sakykime, privatumui nuo kaimynų, nuo gatvės, arba nuo vėjo. Tai rekomenduojama. Bet stogas Lietuvoje, tas toks netikėtas lietus. Klimatas pats diktuoja sąlygas. Diktuoja sąlygas, kad aš sakau, daugumą žmonių, jeigu nesidarot iš karto, tai prie to prieisit, bet to pačiu niekam, sakau, neperlenkit savo ten galimybių ribų, ateis laikas įsirengsit, nebūtina pasidaryti tau iš kart, nes tikrai galėsit paskui. Bet galėtų būti variantas apie tai, ką tu kalbi, jog neuždengtų tos saulės šviesos į kambarį, tai markizė, kuri susisuka, arba kai yra poreikis, išvažiuoja tiesiog. Tai su markizėm irgi pritariu, toks išlengvintas paprastas stogelio variantas, bet dažniausiai, jeigu yra lietus, tai yra ir vėjas. O markizė su vėju nedraugauja. Nu taip. Jau nuo vėjo. Atgal grįžta. Ir tada tu vis dėlto tą šašliką kepi su kapišonu, o visi draugai. Visiškai teisingai. Visi draugai yra viduje, o tu su kapišonu ten sukinėjai šašliką. Tai nepasiteisino visgi. Mes irgi apie tai mąstėm ir atrodo, sakau, ir su ta filosofija pačia sutinka, kad kuo lengviau, ne kuo tokia neapkrauta erdvė, bet ta stoginė ateina. Dar vienas akcentas dėl priežiūros, turbūt būtų paskutinis iš visų galimų, tai yra toks natūralus medienos efektas sakai. Kaip prižiūrėti, kai jie išsiskiria, ką daryti? Tai visų pirma, reiktų nesibijoti to labai jau, tai toks natūralus dalykas, ką medis turi, bet vėlgi tai yra tik impregnuotos pušies. Dar tokia Royal pušis beje yra, tai ta pušis, kuri kaip termo pušis jau neturi sakų, beje, tą reikėjo paminėti anksčiau,
kad tai jos privalumas irgi, tai nesisakuoja. Tai impregnuota pušis dažniausiai bus ganėtinai drėgna, sąlyginai tampa sausesnė paskui jau laukia. Tai kadangi jinai impregnuota tuose skyšiuose ir gavus pirmos tos stipresnės saulės, gavus to streso tą medieną, tai išskiria tos sakus. Tai yra vadinamos tos sakų kišenės, jos, kaip meistrai vadina, paverks mėnesiuką ir paskui tai baigsis. Tai to nereiktų bijoti, tai tiem reiktų yra specialus, su kuo jos pavalyti. Tai yra specialus sakų valiklis, reiktų padžiovinti tos sakus su džiovintuvu. Nu, jeigu jų daug išsiskiria, tai geriau, kaip sakyti, su skudurėliu nevalytos to didelio kiekio. Tai su džiovintuvu padžiovinus juos nugrandyt ir tai jau tada tą likusį kiekį tiesiog pavalyti su denatūruotu spiritu. Tai sakų valiklis, denatūruotas spiritas, dar kažkas tinka. Kas turit medicinę namuose, tai galite tą pabandyti. Bet tai nėra tokia didelė bėda ir dažniausiai tokia trumpalaikė, ar per tą didįjį karštį birželio Liepos pasireiškia labiausiai ir naujom lentom. O tos, kurios jau seniau eksploatuojamos, jos jau būna, pavadinkim, išsiverkusios. Tai... Aš kaip suprantu, termo mediena to neturi. Neturi. Čia dar vienas didžiulis privalumas jo, tai neturi. Na ir dar šiek tiek grįžkime prie verslo, nes skaičiau, kad pas jūs yra kažkoks tarptautinis terasų centras. Ką tai reiškia? Kas tai yra? Nu, jis bus. Jis bus. Jo dar nėra, bet mes turim tokią viziją, kad mes turim tarptautinę viziją. Tai reiškia, kad mes nenorėtumėm, dirbam ties to, mes standartizuojam savo terasų centrus, mes norim standartizuoti savo ekspozicijas, mes norim standartizuoti savo procesus, mes norim standartizuoti savo portfolio ir produktus ir matom viziją su tom pačiom technologijom, kaip dirbtinis intelektas ir ta internetinė skaičiuoklė, kaip galėtumėm pasiekti kitas rinkas. Nes tiesiog parduotuvę atidaryti galėtinai sunku, bet mes matom, kaip ta technologija padėtų, kad ta skaičiuoklė atidirbta su savo kaip čia performance, su tai, kaip pateikia skaičius, ane, su tuo, kaip tai patinka žmonėm, galėtų būti nesunkiai pritaikoma bet kurioje kitoje šalyje, galbūt šiek tiek adaptavus svetainę, galbūt šiek tiek adaptavus produktus vis tiek pagal rinką, nes ta pati, sakykime, žemė yra pas mus vienokia, o jau daleiskim, Rumunijoje ir Italijoje kitokia. Tai vėlgi, šiek tiek adaptavus portfolio pagal tai, kokia yra technologija vietinės rinkos, manau, kad tą internetinį aptarnavimą per terasos komplekto surinkimą, žinoma, reikėtų vietinių sandėlių, tai tas irgi įtraukta į tą tarptautinę terasos viziją, bet vėlgi grįžkim šiek tiek prie IKEA'os, tai mes matom taip. Nežinau, ar įmanoma taip scalinti, kaip jie padarė, bet manom, kad tas tarptautinis terasų centras įmanomas su ta technologija ir procesu, kaip mes sugalvojom. O kaip jūs, kaip verslas, užtikrinat vieną turbūt svarbiausių klientui dalykų, tai kaina, kad jisai nepermokėtų ir gautų terasą už tą tikrą rinkos kainą, už kurią jisai ir turėtų įsigyti? Jo, toksai jautrus klausimas yra kaina ir tiem, kas turi pinigų, ir tiem, kas neturi. Šiaip visom grupėm jautrus klausimas. Ypač Lietuvoje. Ypač Lietuvoje. Aš kažkaip jaučiu, kad mes vis dar turim, aš nežinau, ar tai eina iš kažkokio sovietinio, bet turim tokią baimę, ką pasakys kaimynas, ką pasakys kiti, ypač jei mane kažkas apgaus. Ir tas saugojimasis, kad tik kas nors neapgautų, iš tikrųjų nemaža dalim lemia ir vat tos kainos tikrinimo įvairiais rakursais. Ir čia yra gerai. Čia yra gerai, tai kaip mes užtikrinam, tai mes pirmiausiai tai stengiamės dirbti rinkos kainą. Tai reiškia, ne tik tai, vis dėlto mes turim rekomendacinės kainas iš gamintojų, iš produktų, kuriuos atstovaujam, išskirtinai Lietuvoje. Ir jie rekomenduoja tam tikrą kainodarą, mes turim tam tikrą savo verslo skaičius ir supratimą, bet taip pat yra rinka. Ir mes stengiamės būti rinkos viduriuke ir stebim nuolatos kainas, į jas reaguojam greitai, kad nebūtų nereikalingų klausimų, tokių kaip kodėl pas jūs čia brangu, pas kitus pigu, mes stengiamės taikyti tą vidurį ir jeigu ten kažkas netitinka su mūsų verslo skaičiais, su tuo, ką rekomenduoja gamintojai ar pardavėjai, mes jau sakom tiekimui, čia jau jūsų reikalas. Jūs turite tą reikalą sutvarkyti, tai tiekimas turi arba susiderinti su mūsų dabartiniais gamintojais ir tiekėjais tas kainas, kaip veikia rinka vidutiniškai, arba mes turim rasti alternatyvius tiekėjus. Tai bet tai nėra, kad, sakykime, mūsų dedamoji yra svarbiausia. Vidutinė rinkos kaina mums yra svarbiausia ir mes
Tiesiog žaidžiam skaičių žaidimą. Turbūt turiu patikėti tuo, ką sakai, nes esat vienas didžiausių didmenininkų Lietuvoje ir su jumis dirba labai didelės įmonės. Tai gal gali papasakot, kodėl jos renkasi jūs ir kokios įmonės dirba su jumis? Gerai, tai gal reiktų pristatyti pirmiausia, kad mes esam ne tik ta įmonė, kuri padeda įsirengti terasą neįtikėtinai lengvai individualiems žmonėms ir namų ūkiams, bet mes taip pat esame ir distributoriai. Mes per savo tą žingeidumą, produktų ieškojimą atvedėm į Lietuvą ne vieną ženklą, ne vieną brandą, tapom jų išskirtiniais atstovais čia Lietuvoje. Tai mūsų dalis vis dėlto yra ta tokia produkto pristatymo, komunikacijos rinkai ir edukacijos galutiniam klientui, bet mums taip pat reikia daugiau vietų, kur tie produktai galėtų būti pasiekiami. Tai taip atsirado mūsų versle tokie klientai kaip Makveža, Ermitažas ar kiti didesni vardai. Tai tokiu būdu mes pasiliekam savo tą komunikaciją ir edukaciją klientui. Tada tuos produktus galima įsigyti ne tik mūsų internetiniai svetainiai, bet ir tuose visiems žinomuose prekybos tinkluose. Tai vėlgi ir atliepia mūsų tą požiūrį į availability, į pasiekiamumą, tai reiškia žmogus bet kuriam mieste praktiškai tuos produktus galės pasiekti. Tai čia win-win situacija visoms kryptim, visoms dalims. Ir mums, ir prekybos centrams, ir žmogui, kuris galės pasiekti visur tos dalykus. Super. Ačiū Tomai, aš manau, kad po šios laidos daugeliui pasidarė kur kas aiškiau, nuo ko iš vis pradėti rinktis terasą ir kuogi skiriasi tų terasų visi ypatumai, mediena, VPC, termo ir taip toliau, visi šitie kodai. Tai ačiū tau dar kartą ir sėkmės versle ir Ačiū sėkmės visiems įsirengiant terasas. Ačiū tau. Iki. Iki.